Šiandieną seminaras bus Etsy tema, bet jūsų tikrai čia, manau, tarpe yra ir daugiau tokių, kurie ne tik Etsy užsiimate, bet galbūt ir prekiaujate internete, savo svetainėse, ar Facebook, ar Instagrame, tai ta informacija tikrai, manau, bus naudinga, o jeigu susigundysite, nes dar neprekiaujate Etsy ir norėsite pradėti, tai taip pat rasite šiandieną, manau, tokį spyrį, pradžią, informaciją, kaip tą padaryti. Šiek tiek apie mane, kas mane pažįstate, tai, tos istorijos didžiąją dalį žinote, bet šiuo metu mano, pagrindinė veikla yra Etsy klientų mokymas, kursų, seminarų vedimas, pagalba verslams, kurie kūrėsi Etsyje, kurie nori augti Etsyje, tai tiek ir dirbtuvės darau, ta forma, individualios konsultacijos, ta forma gali būti įvairiausia. Tai yra mano pagrindinė veikla ir žinoma, be mano pačios Etsy parduotuvių šios veiklos tikriausiai irgi nebūtų buvę. Tai aš, kaip sakau, paverskite savo hobį pajamomis, tai aš iš tikrųjų tą, ir padariau taip pat ir šiai dienai, tiek ir mano parduotuvės gyvuoja, tiek ir ugdomoji veikla. Tai mano produktas yra siūlai pagrinde bei nėrimo schemos raštai. Tai tiesiog turiu ir fizinį produktą, ir skaitmeninį produktą. Patirtis Etsy platformoje yra virš 10 metų ir kaip aš ten atsidūriau, tai iš tikrųjų atsidūriau ne su siūlais, ne su nėrimo raštais, o tuo metu gyvenau Anglijoje ir, mes su drauge važiuodavom ne savaitgaliais, ten, man atrodo, šiokom dienom būdavo, važiuodavom į vadinamosius boot sale'us, kur tie vadinami bagažinių turgus, kur parduoda žmonės tiesiog visą savo gyvenimą, kaip sakau, parduoda. Ir man kažkaip patraukdavo tokie niekučiai, kaip įvairios ten apyrankės, auskarai, kaklo pakabukai, piniginės, akinių rėmeliai, dikliukai vairūs. Ir aš tiesiog labai pigiai juos įsigydavau. Ir tada, berods, kiek atsimenu, lyg ir ta draugė man papasakojo apie Etsy, iš kažkur sužinojo, kad galima Etsy prekiauti vintažu, tai yra perparduoti senovinius, senus antikvarinius daiktus, tiesiog senesnius negu 20 metų daiktus. Ir aš pradėjau kelti ten tuos savo radinius. Ir truputį po truputį vis kažką ir nupirkdavau. Ir tada jau, kai pradėjau laukti savo sūnaus, dabar jau vyresnėlio sūnaus, pradėjau kažkaip užsikabinau nerti vąšeliu. Kaip dažna moteris tikriausiai besilaukianti pradeda megzti ar nerti, tai ir pradėjau kelti tuos nertus darbus. Ir tada viskas taip išsirutuliojo, kad, Etsy šalia manęs buvo visada. Ir tiek, kiek aš dirbau pačioje Anglijoje, leidybos srityje, grožinės kūrybos leidybos srityje, tiek grįžus į Lietuvą dirbau bankininkystėje, dariau karjerą bankininkystėje, Etsy buvo man šalia kaip papildoma veikla. Ir, kažkaip pasisukus viskam kita linkme ir visai netyčia pradėjus konsultuoti Etsy kitus Etsy verslininkus, tiesiog pradėjau dalinti žiniomis ir pradėjau klausti, prašyti. Viskas išsirutuliojo taip, kad šiandieną turiu ir kursus, ir vedu paskaitas, ir seminarus, ir bendrauju čia su jumis. Tai tiesiog mano tokia istorija ir, tikrai aš Etsy esu dėkinga tikriausiai už daugelį momentų, kada man buvo finansiškai labai sunku ir Etsy dėka aš galėjau savo tokiu būdu padėti. Tai ir manau, kad daug žmonių atrastų savo irgi tą pagalbą šioje platformoje. Taip pat Etsy, kaip minėjau, dalinuosi Instagrame, tai tikrai ten esu sukaupusi nemažai informacijos, postai, reelsai ir highlightuose išsaugota. O šalia to dar turiu vieną veiklą, Žinių radijoje vedu laidą Noriu daugiau, kurioje kalbinu įvairius pašnekovus, kurie gyvenime yra nuveikę arba veikia kažką įdomaus, išskirtinio, daugiau negu kiti, drąsiau negu kiti. Tai ir atlikėjai, ir verslininkai, ir kūrybininkai ir panašiai. Tai šiai dienai įrašyta 50 laidų ir savaitgalį jau išeina 50-oji antrojo sezono pabaiga. 3-asis vėlgi bus kitais metais. Labai kviečiu klausytis, jeigu reikia motyvacijos ir įkvėpimo. Ir dar žinoma, turiu ir šeimą, porą vaikučių, tai ne tik 100% esu versluose ir veiklose, bet dar kitų 100% esu šeimoje ir moterys žino, ir moterys gali būti 200%. Tai va taip ir esu. Ir šiais metais įkūriau Etsy klubą,
kuriame vienijamės, jungiamės, bendraujam, mokomės, augame, dirbame ir kūrėme rezultatus kartu su kitais Etsy verslininkais, esamais arba būsimais, kurie nori. Taip, kodėl man patinka Etsy? Tai aš pagalvoju, papasakosiu tam tikrus momentus, nes, yra žmonėms, kuriems patinka, kuriems nepatinka, kurie neutraliai, kurie kažkada buvo, išėjo ar ne, o aš šitiek metų ir tikrai žinau dar daugiau tokių, kurie Etsy prekiauja dar ilgiau negu aš ir tikrai sėkmingai susikūrė savo karjerą Etsyje ir netgi labai labai didelius verslus. Tai visų pirma, man patinka, nes tai yra pasauliniai platformai labai plati auditorija. Tai yra Etsy pasiekia visus pasaulio kampelius. Visose šalyse, nežinau kaip su Rusija ar ten Šiaurės Koreja, bet iš esmės Etsy galima pirktis klientams visame pasaulyje ir kurtis parduotuvės visame pasaulyje. Tai prasidėjo nuo Amerikos, bet išsiplėtojo taip, kad dabar apima visą pasaulį. Patikimumas pardavėjams ir klientams. Ką tai reiškia? Tai Etsy yra stipri platforma tuo, kad jie, ne tiek ir tiek, kad jiems patiems tai yra svarbu, nes nuo to priklauso jų milijoninės pajamos, ar ne, kaip organizacijos, bet kaip tokio dydžio organizacija, jiems yra taikoma labai daug reguliavimo reikalavimų, tai jie tiesiog privalo atitikti, ar ne, tos visus saugumo reikalavimus, tai pardavėjams yra saugu parduoti, prekiauti ir iš to stovi didelis užnugaris ir pirkėjams yra saugu pirkti, nes už to stovi didžiulis užnugaris. Taip, toliau super lengva susikurti pačiam. Tai žinoma, aš gaunu nuolatos žinučių, kad ten stringu ten, reikia pagalbos ir ne veltui, kursai tam yra ar ne, bet iš esmės mes prašokam didžiulį tą etapą, kada reikia techninės programinės pagalbos. Tai iš esmės Etsy gali kiekvienas susikurti, sekdamas tam tikrus žingsnelius arba tiesiog pradėdamas tą procesą labai greitai per pusę valandos turėti savo parduotuvę. Bet, žinoma, reikės viską toliau susitvarkyti ir toliau žingsniuoti, bet nereikia tų kažkokių tai specifinių žinių, įgūdžių, kur kelis metus turi mokintis, kad susikurti, tai čia ne apie tai, čia yra labai labai daug padaryta, labai labai daug paduota ir paprastumas yra tikrai labai didelis, dar išgirsite daugiau šiandieną seminare apie tai. Taip pat nereikia samdyti žmonių ir investuoti. Tai turiu omeny, jums nereikia pasisamdyti interjero grafikos dizainerio, jums nereikia pasisamdyti programuotojo ar net SEO specialisto, jūs galite viską pasidaryti patys, nes platforma yra tam paruošta ir jūs ten tikrai nepriminkysit kažko, kad viską sugadinsit ir reikės pradėti nuo nulio. Ir taip pat nereikia investuoti į tą didelių pinigų, nes, pavyzdžiui, susikurti elektroninę svetainę, tai reikės tikriausiai minimum 500, jau čia paprasčiausia, o jeigu elektroninę parduotuvę, tai ir kelių tūkstančių eurų, ar ne, ir tada ir samdyti kažką, kad tvarkytų ir panašiai. Taip, plati produktų sfera, tai yra taip, Etsy yra su tam tikrais apribojimais, kad, pavyzdžiui, negalima tiesiog perpardavinėti produktų, nupirkau, pardaviau kaip dropshipping'e, bet iš esmės labai labai plati sfera ir drabužiai, ir aksesuarai, ir dovanos, ir priemonės, ir skaitmeninių produktų galybė ir, pamatysite ne vieną pavyzdį dar šiandieną seminare. Galimybė pradėti kiekvienam, tai yra tai, kad nėra tam tikrų apribojimų, kurie draudžia jums prekiauti platformą, nebent esate prisidirbę Etsy anksčiau ir Etsy yra jums blokavę už nusižengimus rimtus ir neleis toliau jums joje prekiauti, bet iš esmės bet kas, jaunas, vyresnis, moteris, vyras, vaikai negali, žinoma, tai yra normalu, negali daryti veiklos nepilnametis tokios, bet iš esmės tai nėra platforma su apribojimais ar kažkokiom tai kvalifikacijom ir panašiai. Taip, dėl vaizdo kokybės kažkas komentuoja, tai jūs YouTube turite tokį raktuką, ženkliuką ir tenais galite paspausti tą ženkliuką ir tiesiog nusistatyti geresnę kokybę, nes iš esmės transliuojame gerą kokybę, tai priklausomai kokie yra jūsų YouTube nustatymai. Taip, tęsime tolyn. Man taip pat, kodėl patinka tai, kad Etsyje galima prekiauti ir fiziniais produktais, ir skaitmeniniais produktais, ir print on demand, kas yra, tas viduriukas tarp fizinio ir skaitmeninio, apie tai dar papasakosiu plačiau.
kas be galo patinka Etsy, tai grįžtantys pirkėjai. Ir aš pati praeitą savaitę turėjau praeitą ir užpraeitą 2 klientės, kurios jau žinojo, kad turi grįžti, jos labai daug pirko praeitais metais ir dabar labai daug nusipirko ir aš tiesiog šią savaitę skyriau pasiruošimui šiam seminarui, o po seminaro puolu vykdyti užsakymų, daryti siūlus ir juos siūsti, nes laukia dideli užsakymai išsiųsti. Tai grįžtantys klientai, ne tik šios 2, čia tik tai kaip pavyzdys, tos jau 2 tokios, kur daug labai perka, bet nuolatos grįžta klientai ir iš savo, sakykime, Etsy mokinių, ar ne, ką girdžiu, kad irgi nuolatos grįžta klientai ir Etsy platforma ypatingai tuo pasižymi, o jeigu domitės elektroninę prekybą ir apskritai prekybą, tai žinote, ar ne, kad išlaikyti klientą yra labai apsimoka ir tai yra, žinoma, sunku, bet Etsy tas yra ypatingai lengva, nes tiesiog klientai grįžta. Taip, dar man patinka, kad Etsy yra smagus ir nesudėtingas darbas. Ir tą girdžiu iš savo klienčių, kurios mokosi ir daro Etsy, kad, ta pradžia galbūt yra kažkiek sudėtingesnė, sunkesnė, kai viskas nauja, normalu, ar ne? Bet įsivažiavus, tai yra taip smagu ir taip lengva, kad viskas tiesiog eina automatu, priprantama prie tos platformos ir, tas darbas ypatingai smagus yra, bent jau man tai tikrai ir iš klientų girdžiu, kad užsikabinau ir tiesiog negaliu nebedaryti. Ir 10 didžiausias punktas, tai čačink. Tai kas jau turite Etsy ir telefonuose turite jungtą garsą, tai šitą čačink esate girdėję ne kartą. Tai yra toksai to senovinio kasos aparato garsas, čičing, taip tas, kad įkrenta pardavimas. Tai tikrai labai smagus garsas ir tuo pačiu ateina, čia kaip programėlę turime. Ir ateina kartu pranešimas, tai, fantastika, šitos garsus yra girdėti ir linkiu jums visiems tai išgirsti ir ne kartą. Taip, dabar apie Etsy pokyčius, kas Etsy platformoje, tokio galbūt esminio, nepasakyčiau esminio, nes iš esmės esminių pokyčių paskutiniu metu nebuvo ir apskritai Etsy nėra buvę taip, kad jie viską iš esmės pakeistų, nes tai būtų, aš manau, labai sudėtinga prekiautojams, tiek pirkėjams, tiek prekiautojams, pardavėjams, jeigu viskas keistųsi. Tai iš esmės man, pavyzdžiui, atrodo, kad per tą 10 metų, jau 11 metų Etsy nesikeitė. Jie visada, viskas taip pat buvo. Aišku, kai pradedi žiūrėti, kad anksčiau nebuvo šito, dabar yra, dabar galima, anksčiau nebuvo galima, tai pokyčiai, dideli, nuolatos kažkas tobulinama, nuolatos plečiama, nuolatos augama, naujų funkcijų ir panašiai, bet viskas tiesiog taip nuosekliai atrodo ir organiškai, kad tikrai nereikia vieną dieną atsikėlus dabar, geras, dabar jau reikia čia viską kitaip daryti. Tai šiek tiek keletas momentų, kas įvyko. Tai paskutiniais metais Etsy po keletos tokių didesnių tyrimų pakeitė atvaizduojamų nuotraukų formatą paieškos puslapyje ir parduotuvių puslapyje ir iš to vadinamo landscape gulsčio jį padarė į kvadratą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Etsy platformoje, Etsy įmonėje tai kainuoja didesnius pinigus, nes talpinamų atvaizduojamų ar ne vaizdinių ta vieta, jinai, nemoku techniškai paaiškinti, užima daugiau vietos puslapyje, tai jiems kainuoja daugiau. Bet jie padarė tyrimą, kad ant kvadratinių, nes vienose parduotuvėse tyrimo metu paliko tas landscape nuotraukos, o kitose padarė kvadratą. Ir jie pasižiūrėjo, išmatavo, kad ant kvadratinių spaudžiama daugiau. Reiškia, klientai labiau linkę paspausti ant kvadrato, nes tai jiems jų akyse, jų smegenyse užima daugiau vietos ir pirkimų įvykdavo daugiau. Tai jie šitą pritaikė visai platformai, visoms parduotuvėms ir nuo čia, dabar gal pusę metų mes turime kvadratus. Bet tai iš esmės nieko nepakeitė pačiame listinge, vadinamame skelbime, kada buvo daug pardavėjų išsigando ir puolė karpyti savo nuotraukas, tai to daryti nereikia, nes realiai paspaudus ant kažkurio iš paveiksliukų vis tiek atidaroma listingas taip, kaip pardavėjas susikėlė. Tik atvaizdavimas paieškoja, kas iš tikrųjų mums kaip pardavėjams norintiems parduoti yra didžiulė dovana iš Etsy pusės. Kas dar įvyko, tai Etsy padidino Etsy pik ženkliukų skaičių. Matote kairėje, viršuje prie nuotraukėlės yra tokie Etsy pik ženkliukai. Tai jie duodami toms parduotuvėms, ne visiems
skelbimams jų listingams, bet jie atrenka ir kur tikrai pavyzdingai padaryta, atrodo gerai nuotrauka, produktas, pardavėjas nenusižengęs ir panašiai. O šitie ženkliukai, jų nusipirkti jokiais būdais negalima, jų užsitarnauti kažkokius tai kriterijus įvykdžius negalima, juos skiria Etsy tam tikri darbuotojai, ekspertai, kurie pražiūri eilės listingų pardavėjų ir tiesiog uždeda jiems tų ženkliukus. Tai jeigu jau tokius gavote arba gausite, tai tikrai yra super dalykas, nes tai yra toksai Etsy patikimumo, Etsy rekomendacijos ženklas ir jie šiais metais padidino jų skaičių, tai reiškia, kad daugiau pardavėjų gavo galimybę turėti tuos rekomendacinius ženkliukus. Taip pat, ką Etsy padarė šiais metais ir manau, kad čia jau tikrai labai turėjo būti didelės investicijos ir toliau tą darbą tęsė, tai padidino, išplėtė paieškų, statistikos, galimybės pardavėjams pasižiūrėti, pritaikyti savo parduotuvėse. Tai dabar mes turime kaip pardavėjai žymiai daugiau informacijos, pagal kokius raktažodžius mus ieško, kaip viskas keičiasi, kiek kas generuoja ar ne, tai tos informacijos mes turime žymiai daugiau ir tikrai tai yra labai naudinga, norint susidėlioti, sakykime, naujus raktažodžius arba pagerinti parduotuvės savo SEO. Ir paskutiniu metu šiais metais Etsy buvo bombarduojami nauji pardavėjai skemerių. Aš apie tai esu įrašiusi savo video, kaip tai atrodo, tai įvairios žinutės paskyrose gaunamos nuo neva tai Etsy staff, nuo neva tai Etsy supporto, kur sakoma, kad iš jūsų įsigijo produktą, bet čia kažkas tai nepraėjo, prašome parašyti savo elektroninį paštą ir mes atsiųsime patvirtinimą. Tai tokios žinutės įvairiais formatais, įvairiausios variantai labai pradėjo plisti nuo praeito pavasario. Ir, iš pradžių keli variantai ir tada dabar žiūriu, kad jau įvairiausių naujų ruošiu įrašyti naują video su Etsy skemerių antra dalis, patobulinimai. Ir esmė yra tokia, kad tikriausiai jie, iš, sakykime, tų pradedančiųjų Etsy pardavėjų, kurie yra, panaudosiu tą žodį naivesni, nes jie labai nori greitai pardavimų ir atrodo, kad jo perka kažkas, apsidžiaugia ir siunčia tuos savo duomenis ir tada nukenčia. Tai matyti, tie Etsy skemeriai, jie uždirba iš to. Tai Etsy, ką įgyvendino, jie labai greitai iš tikrųjų reaguoja iš tuos dalykus ir pažymėjus kaip spamą, jie gana greitai juos išblokuoja, bet, tie skemeriai kūrėsi dar daugiau, dar greičiau ir matyt prisigaudo tų žuvelių, gana gerai uždirba ir jie tas naujas schemas tada galvoja. Tai ką Etsy padarė, jie žinutėse sukūrė skyrelį, matote, kur parašius po inbox from Etsy, kur galima paspausti ir pasižiūrėti, ar ta žinutė ten yra, nes į šitą from Etsy skyrelį gali patekti tik tai jau tikro Etsy siunčiamos žinutės. Tai jeigu yra inboxe, neva tai nuo Etsy žinutė, bet from Etsy tam skyrelį jos nėra, vadinasi, tai ne nuo Etsy žinutė. Tai tokiu būdu galima lengvai pasitikrinti ir, įsitikinti, kad tikrai ne Etsy jums rašė, nes Etsy labai retai rašo iš tikrųjų. Aš pati asmeniškai nesu niekada gavusi nieko nuo Etsy. 2 klientės berods yra gavę nuo Etsy žinutės, tai iš esmės jie nerašinėja čia žinučių, išskyrus pranešimus automatinius, kai kažkas nuperkama, bet jau juos atpažinsite. Tai taip, o ar yra užsakymas, tai matote, kur yra orders and shipping, tai tame skyrelėje turite rasti savo užsakymą. Jeigu jo nėra, tai iš tikrųjų nieko ir nėra. O išsamiau apie šitos skemus rasite mano YouTube kanale ir galite pasižiūrėti, daugiau gausite informacijos. Tai labai džiaugiuosi šituo Etsy žingsniu šiais metais, nes tai yra tikrai labai svarbu dėl platformos saugumo ir čia dėl pardavėjų būtent saugumo. Ir šokame į Etsy trendus 2024 metų. Kiekvienais metais tų trendų būna daug ir čia tikrai aš juos ne visus pateikiau, bet tokius galbūt kelis pagrindinius ir kelis, kurie man atrodo pačiai yra svarbus ir Lietuvoje galbūt pritaikomi labiau svarbus. Tai kas jau turite Etsy parduotuves, tai galėsite tiesiog juos prisitaikyti ir kažką išnaudoti, o kas neturite Etsy parduotuvių, tai ir jeigu kursitės naują, tai galite tikrai labai orientuotis į šiuos trendus, bet dar aš po to prie strategijų apie tai papasakosiu daugiau. Tai vienas iš trendų, Etsy kiekvienais metais paskelbia, koks bus tas trendinis kažkoks simbolis
metų ir šiais metais jie yra uogos, berries. Tai iš esmės tai yra labiau apie pačią spalvą, uogų spalvos, ar ne? Tai rausvi atspalviai, šilti oranžiniai, abrikosų, persikų, aviečių, braškių, įvairių uogų atspalviai įvairiuose produktuose, įvairiuose atributikose ir pačių uogų ir netgi ir simboliai. Tai žinau keletą klienčių, kurios kūrė produktus iš modelino to polimerinio molio ir uogytės yra, tai žinokit, jūsų 24 metai bus kaip į 10-tuką, į taikinio viduriuką, bet ir visi kiti tikrai gali išnaudoti savo produktam bent jau pritaikydami spalvas arba kažkokius tai simbolius uogų tema. Toliau žinome, kad 2024 metai bus drakonų metai ir drakonų, tikrai galima simboliką išnaudoti tiek įvairiuose piešiniuose, mene, siuvinėjimuose, tiek digital skaitmeniniuose produktuose mene, lipdukai, kaip tik tai norite, tai šis simbolis drakonai tikrai bus labai populiarus 2024 ir jau dabar yra, tai iš esmės netgi labiau pirmoji metų pusė, tai reikėtų labiau galbūt suskubėti ir jau tuos drakonus dabar kažkaip įpaišyti į savo parduotuvės. Toliau, kaip bebūtų keista, bet iš tikrųjų ateivių tema žada būti labai populiari 2024 metais, nes, žinoma, Amerika yra ta NSO, kaip čia vadinama, UFO šalis, net pažinti skraidantys objektai. Jie, kiek čia kažkada domėjomės, tai berods 90% ateivių pastebėtų ir skraidamų lėkščių yra Amerikoje, tai čia jau nesigilinsim į tai, bet iš esmės didžioji dalis pirkėjų vis tiek yra Amerikoje. Daugiau negu 50% Etsy pirkėjų yra Amerikoje, perkas Amerikoje ir jiems šita tema yra labai svarbi ir paskutiniu metu ten berods kažkas yra įvykę, aš iki detalių nesidomėjau, bet suaštrėjo šitas dalykas dabar, čia labai šviežiai, kažkas neva atskrenda. Tai žinokit, kad ta ateivių tema visur persikelia. Ant įvairių marškinėlių, ant įvairių ten simbolikų, papuošalų ir panašiai. Tai aliens įvairiom formom skraidančiom lėkštėm, bet žinoma, neimam, nekopijuojam nuo kažkur tai nuotraukų, ar ne, bet kažkokiu būdu savo sukūrė kažkokią simboliką su aliens ateivis, mes galime pritaikyti savo produktams ir šitą temą ir išnaudoti. Toliau sąmoningumo, sveikatingumo, sąmoningumo temos. Labai stiprėja Etsyje įvairiais formatais, tiek visokom atmintinėm, elektroniniam knygelėm apie jogą, sąmoningumą, tiek sienų menas, ar ne, tas vadinamas wall art, įvairūs simboliai, piešiniai, mandalos, papuošalai, ar ne, spalvos tam tikros, čakros, šitom temom galima kurti ir įvairų vizualinį meną, kūrybą, daryti rankdarbius, daryti dėžutes kažkokiam tai kortom susidėti, karoliukams susidėti ir ne, tai išnaudoti šitą temą galima irgi labai plačiai. Taip pat, kas susiję su knygom, žadama, kad bus labai populiaru būtent 2024 metais įvairios knygų atributikos. Tai yra knygų viršeliai, įdėkliukai ir ypatingai knygų skirtukai. Nes, propaguojama labai yra tiek Amerikoje, tiek visame pasaulyje, ypatingai šią žiemą, kad žmonės labai daug skaitys. Ir dovanos šitos dalykus, tai kas jau kurkite dar daugiau asortimento, o kas kurite kažką panašaus, tai galbūt galite pritaikyti savo asortimente. Ir žinoma, jeigu kuriami, pavyzdžiui, knygų skirtukai, tai galima ant jų ir drakonų ir ateivių pripiešti. Tai yra šitus trendus, galima juos miksuoti tarpusavyje drąsiai. Toliau įvairios do it yourself, pasidaryk pats priemonės, siūliukai, siūlai, audiniai, sagos, karoliukai, jie visada buvo trendas ir toliau bus Etsy trendas. Šitas trendas niekada nemažėjo, jis nuolatos kiekvienais metais tik auga. Tai jeigu jau esate šitos srityje, drąsiai žingsniuokite tolyn. Ir žinoma, rinkinukai, tai labiausiai galima atkreipti dėmesį būtent į tas trendinės spalvas, uogų spalvos, rausvi rožiniai, įvairūs atspalviai ir žalių
žali auksiniai atspalviai tam drakonui, ne? Tai galima sudarinėti įvairius rinkinukus, būtent susikurti, susilipdyti tą savo drakoną ir panašiai. Tai jeigu turite jau kažką tokio, pagalvokite būtent apie tas trendinės spalvas, bet būtent tuose priemonėse. Na ir perdirbta, vadinamas zero waste, upcyclingas, vadinamas perdirbimas jau esamų daiktų, įgauna dar toliau pagreitį, dar tikrai nemanau, kad yra viršūnė. Ir jeigu galite kažką gaminti iš jau buvusio pagaminto, tai yra fantastika ir Etsy tai yra labai labai laukiama. Tiek įvairūs metalo perdirbimai, medžio, tiek pačių drabužių, esu ne kartą apie tai kalbėjusi, kaip galima persiūti, perdaryti drabužius iš jau panaudotų antrų rankų ir sukurti naujus, arba pavyzdžiui tos pačius audinius kažkokius sukarpyti gabaliukais ir pardavinėti kaip priemonės, tai tikrai variantų yra labai daug. Ir tai yra, link to tvarumo, ar ne, kas tikrai pas mus kažkada klausiau per radiją, kalbėjo, kad jau nuvalgėtas žodis, bet jis, žodis nuvalgėtas, ne pati tema. Tai pati tema vis toliau auga visame pasaulyje ir ypatingai Amerikoje, pas mus Lietuvoje tas atrodo jau kaip ir savaime suvokiama, o žinokit, Amerika šito vietų šiek tiek atsilieka ir jie pradeda pamilti šitą temą, tai, jeigu turite ir gaminate, siuvate kažką, iš džinso ar ne, perdirbama, panaudotų džinsų, tai ar kitų medžiagų, tai tikrai susilauks dėmesio šie produktai ateinančiais metais. Toliau trendas yra pasauliniai įvykiai, tai kiekvienais metais tam tikri prognozuojami pasauliniai įvykiai, kurie jau žinome, kad bus, kažkokie dideli galbūt renginiai, ar kažkokios didelės kaip šventės, kuris kiekvienais metais, ar galbūt net netikėti įvykiai, kurie įvyko ir galima labai greitai tada sureaguoti ir su jais kažką nuveikti, tai, jie gali atsidurti versliai įvairiomis formomis ir labai dažnai atsiduria, sakykime, karikatūrų formomis, koliažų formomis, tai labai atsargiai reikėtų su autorinėmis teisėmis, kada nepaimti kažkieno kitur, nenukopijuoti, bet jeigu jūs turite krūvą laikraščių ir ten yra tam tikros nuotraukos, koliažus, tam tikrus padaryti ir sukurti meno kūrinį, galima. Ir karikatūras nupiešti taip pat galima. Tai ne išsityčioti, bet karikatūriškai, kur yra tam tikra meno forma, tą leidžiama daryti. Tai galima šitos dalykus išnaudoti. Na ir žinoma, ateinančiais metais mes turėsime olimpinės žaidynės. Tai pačių, galbūt simbolių naudoti negalima dėl autorinių teisių, bet, pavyzdžiui, sporto tam tikros šakos ar net vaizdavimas, pasakykime, marškinėliai su tam tikra sporto, su krepšinio kamuoliu, ar ten su kokia kita, ar su šalių vėliavomis atributiką žaisti tikrai galima, nes žmonės tikrai ieškos šitų dalykų, šitų atributikų ir Etsy yra tikrai ta vieta, kur žmonės šitos dalykus perka ir dovanoja ir perka didesniais kiekiais, nes, pavyzdžiui, ten kažkokia grupė, klasiai nori apsirengti ir jie nusipirks ne vienus marškinėlius galbūt iš jūsų, o 30 iš karto. Tai pagalvokite, ką galite sukurti šią temą, nenaudojant tam tikrų, sakykime, sportininkų vardų, nes jie irgi taip pat yra prekinis ženklas, nenaudojant šitų žiedų, sukurti savo variantus. Karikatūras naudoti galima. Na ir pats didžiausias trendas Etsyje visais laikais yra dovanos. Tai ir šiais metais, nežinau kodėl, prognozuoja, kad raktų pakabukai bus dovana numeris 1, kuri yra tikriausiai labai universali ir daugam. Tai kas turite gyslelę kūrybai, rankdarbiams ir galite kažkokią, bet kokią formą sukurti raktų pakabukų, tai drąsiai žingsniuokite pirmin. Su drakonais, su ateiviais, su uogom ir panašiai. Kaip minėjau, tuos trendus miksuokite ir, aišku, dovanų įvairiausių ir raktažodžiai pagrindiniai ir rankų darbo dovana tam ir tam. Taip, dabar persikeliu apie skaitmeninius produktus, dar šiek tiek šitom temom dar sugrįšim ir per kitur, ar ne, jūs šiek tiek susigrįžmina. Apie skaitmeninius produktus, kas yra svarbu, tai kad skaitmeninis produktas tai yra skaitmeninis failas iš esmės arba nuoroda. Tai nėra daiktas, kurį siunčiate paštu, tai yra laiko investicija jums jį sukurti kompiuteryje, ar ne, ir padaryti iš to failiuką PDF, galbūt PNG, galbūt JPG, galbūt
įrašysite kažkokį įrašą, video ir turėsite nuorodą, tai yra skaitmeninis produktas. Ir tai iš esmės yra pasyvios pajamos po to, kai sukūrite ir patalpinate, ar ne? Tas yra labai labai smagu. Ir pardavimo pabaiga yra jau jam parsidavus tam daiktui, nupirkus, nes toliau jums daryti nieko nereikia. Iš esmės, ar ne, nereikia gaminti, nereikia pakuoti, nereikia siūsti, viskas pardavėt ir viskas, nebent klientui kils kažkoks klausimas, tai jis parašys. Taip pat skaitmeniniai produktai pagal netgi ir įstatymą, jie yra negražinami ir už juos pinigai negražinami. Tai nebent kažkoks konfliktas su klientu, nepasitenkinimas, tai tada reikėtų jau įspręsti tikriausiai, bet iš esmės tai nėra gražinamas daiktas, tai jūs išvengėte gražinimų. Ir jie neturi savikainos, nes iš esmės, jeigu jūs jau sukūrėte produktą, jį patalpinot, toliau galite jį pardavinėti kiek norit kartų, nebereikia jų ar ne jau kiekvienam skaičiuoti kažkokios tai savikainos. Ir ką dabar daryti 2024 metais su tais skaitmeniniais produktais, tai iš esmės naudokite 2024 trendus, kuriuos aš papasakojau, kuriuos pristačiau ir stenkitės galbūt pritaikyti kažkurią, galbūt ne visus tuos trendus, sugrūsti ir viską į vieną vietą, bet kažką, kas aktualu jums, pasiimkite iš tų trendų ir pritaikykite juos savo skaitmeniniuose produktuose. Kurkite juos su Canva programa, jeigu dar neturite tokių įgūdžių, su Canva tikrai labai lengvai išmoksite tą daryti, kiekvienas gali. Ir, jeigu mokite ir su Photoshop, Illustratoriumi, kita programa, tai žinoma, bet Canva tikriausiai yra paprasčiausias variantas. Toliau aprašymus pasirašykite su ChatGPT, dar parodysiu, kaip tai padaryta. Žinoma, išlaikykite aktyvumą, nes tikrai neužteks susikurti ten 20 produktų, patalpinti ir tada jau miegoti. Reikia vis tiek kurti nuolatos, išlaikyti tą aktyvumą ir naudokite Pinterestą bei YouTube. Čia toksai būtų galbūt mano patarimas. Žinoma, galite naudoti Instagramą viešinimui, Facebooko grupės, bet Pinterestas tai yra vaizdinė paieškos sistema, kur tikrai galite sudėti savo vizualinius tuos skelbimus, parodymus ir gauti papildomo to vadinamo trafiko srauto į savo Etsy parduotuvę, o YouTube galite išnaudoti video kėlimui, kaip gaminate tuos produktus. Tai iš esmės, galbūt neatskleidžiant visas savo paslaptis, bet parodant savo kūrybos procesą, leidžiant klientams susipažinti, kiek jūs į tai skiriate laiko, įdedate ir paprasčiausiai tai padaryti tiesiog įsijungus per Zoomą ekranų įrašymą, pasidalinate ekranu ir įrašinėjate tą savo procesą. Darote ir kalbate, o galbūt net kalbėti nereikia, tik rodyti, tik daryti ir kelti į YouTube, tada žinoma YouTube galite jau kelti savo Etsy parduotuvės nuorodą ir tokiu būdu per šį kanalą gauti srautą klientų. Tai yra žymiai paprasčiau, mano nuomonė, negu vystyti Instagramo naują profilį, kas yra tikrai dabar jau pradedant labai labai sudėtinga susirinkti auditoriją Instagrame. Tai tokie mano būtų patarimai. Ir keletas pavyzdžių, kaip atrodo skaitmeniniai produktai, tai gali būti įvairūs logotipų netgi ruošiniai, kur, įrašyti bet kokį kitą brandą galima, pasikeisti galbūt spalvas. Tai įvairūs kvietimai, kurie gali būti išbaigti, gali būti nepabaigti, kur reikia įsirašyti savo detalės. Tai gali būti, pavyzdžiui, Instagramo highlightų ikonėlės ar visos kitos kažkokios tai Facebooko puslapių coveriai. Tai net gali būti online pamokos, kaip jūs kažką darote ir įrašote pamoką, patalpinate ją YouTube ar kažkokio kitoj platformoje, Vimeo ar specialioje pamokų platformoje. Ir Etsy nusipirkęs žmogus gauna nuorodą į jūsų tą pamoką. Ar ne? Tai jeigu jūs kažką jau kuriate, tai galite netgi ir tas pamokas pardavinėti. Žinoma, čia nebaigtinis sąrašas skaitmeninių produktų yra, sakau, gyva galybė ir beveik viską galima sukurti ir fizinį produktą, tai galima taip pat ir padaryti ir skaitmeninį produktą. Aš matau, kad labai rašote daug klausimų, tai juos atsakysiu pačioj pabaigoje. Tikrai, jeigu klausimas kabo ant siūliuko, tai iškart rašykite, kad nepamirštumėte, seminaro pabaigoje į viską atsakysiu.
Dabar kaip su produktų pateikimu internete? Atrodo, fizinių produktų kaip ir paprasta. Nufotografavom ir įkėlėm, o kaip skaitmeninį produktą pateikti internete? Tai vienas dalykas taip, jeigu kuriate vizualinį meną, piešite kažką kaip skaitmeninį meną, ar ne? Ar kažkokį kitą produktą, nuotrauką, galbūt fotografuojate ir norite parduoti nuotraukas, ar ne? Tiesiog kaip failiukus. Jokių būdų nedarykite taip, kaip dabar matote ekrane. Kad tiesiog įkeliu listingę tam skelbime, įkeliu produkto to nuotrauką. Nes čia jūs atiduodate nemokamai. Tiesiog galima paspausti dešinį plės mygtuką ir parsisiųsti tą nuotrauką į savo kompiuterį. Esu ne kartą tą išbandžiusi ir kuo puikiausiai veikia, tai čia yra klaida, to tikrai nedarykite. O kaip reikėtų daryti, tai jeigu sukūrėte kažkokį vizualinį meną, kurio failiuką norite parduoti, reikėtų juos talpinti ant tokių vadinamų mockupų, kur mes parodome, kaip atrodo, tiesiog interjerė, ar ne, pakabinta. Jeigu mes kūrėme paveikslą skaitmeninį, tai mes turime pateikti klientui įsivaizdavimo nuotrauką, kaip jis turėtų atrodyti realiam tam funkciniam panaudojime, ne tik failiuką įdėti. Planuoklių pavyzdys, ar ne, vėlgi dedame ne planuoklį, o kaip jisai galbūt atrodo ant stalo, ant papkutės prisegtas, kaip galbūt atrodo realiam naudojime, merginai berašant, bepildant, tokios nuotraukos turėtų būti. Žinoma, jo formatai labai rekomenduojami vertikalūs, bet čia kalbu apie patį atvaizdavimą, kaip jūs turite pateikti savo tą skaitmeninį šiuo atveju produktą. Žinoma, jeigu spausdinate lapus arba šiuo atveju pačiu parduodate padėkliuką šitą, tai šitą nuotrauką taip pat yra labai puikia pavaizdavimo, bet čia dabar kalbu apie skaitmeninį. Galbūt parduodate kažkokias tai elektroninį atmintinę ar iPad'o, vadinamo skaitiklės, kompiuterių užsklandą ar panašiai, tai vėlgi ne patį failiuką mes keliame parodyti, bet dedame to kompiuterio, ar ne, ekraną ir kaip jame atrodys. Šiuo atveju matote ant planšetės, ar ne, parodyti, kaip atrodys tam tikra užsklanda. Tai tokia nuotrauka turėtų būti internete, pateikiant skaitmeninius produktus, bet jokių būdų ne visas tas tik tai nuogas failas įdėtas. Ir pagrindiniai principai pateikimo produktų, ypatingai skaitmeninių, tai pasikartoju, nedėti to pagrindinio failo kaip nuotraukos tokio nuogo, be jokio ten kito papildymo fono, nes, kaip minėjau, tą galima tiesiog parsisiųsti nesumokant jums pinigų. Nuotraukos turėtų būti funkcionaliam atvaizdavime realybėje bent kelios nuotraukos, nes listingą galite įdėti 10 nuotraukų, tai bent kelios turi būti funkcionaliam atvaizdavime. Būtinai įkelti visas 10 nuotraukų, tai yra 10 galima įkelti, 10 ir keliam. Tai jeigu tada turime 5 nuotraukas, kuriuose matome daiktą parodytą toj realybėje, kaip jis turi būti naudojamas, tai dar kelias nuotraukas, kas ypatingai tinka skaitmeniniams produktams, parodyti su tam tikra informacija šalia, ar ne, kad žingsniai kaip parsisiųsti, ką turėsite daryti toliau, kiek ten puslapių jūsų laukia, kokio dydžio, galbūt kokio formato tas failiukas ir panašiai. Tai kas svarbu, tai gali būti tada jau kažkokie aprašymai šalia. Ir būtinai produkto video. Tai, su fiziniu vėlgi yra paprasčiau, nufilmuojame ar ne, parodome, kaip tai atrodo. Su skaitmeniniu gali būti 2 variantai. Gali būti kaip prezentacija, ar ne, besikeičiantys, sakykime, tie mockupai, tai toks lengvesnis variantas. Kitas variantas, kada jūs patys tą skaitmeninį produktą, jeigu tai yra spausdinamas daiktas, kurį galima atsispausdinti, atsispausdinate ir nufilmuojate. Tai tokiu atveju ir nuotraukas galite savo pasidaryti, kas yra labai labai gerai. Ir žinoma, maksimali kokybė pačių nuotraukų ir video. Ką apie tai kalbu, ką turiu omeny, tai ne tai, kad samdome brangiausius fotografus, kas būtų, manau, didelė klaida ir dažnai mačiusi su brangių fotografų darytas fotosesijas ir nuotraukos sunkiai buvo naudojamos Etsy platformai, jos buvo labai gražios, bet netinkamos. Maksimali kokybė, turiu omeny, galite patys fotografuoti savo telefonu, bet apšvietimas turėtų būti, ar ne, ne prieš langą, kur saulė apšviečia, ne šešėlyje, ne tamsoje, ne prie oranžinio fono, o tiesiog dienos apšvietimas arba tada lempa dienos ir tiesiog, gera kokybė tos nuotraukos, ar ne, nesusiliejus, ne kažkaip tai išplaukus ir panašiai, neaptepliota kamera, kaip sako, pirmas patarimas, ką padaryti, kad pagerinti jūsų nuotraukų daromų telefonų kokybę ir nusivalyti telefonų kamerą. Tai čia tikriausiai dar reikėtų 6 prirašyti. Ir prieiname prie print on demand.
temos, tai tikriausiai, ne naujiena daugam bus, bet žinau, kad dar Lietuvoje tai yra tokia, mažiau liečiama tema ir mažiau išplėtotas verslo modelis, skaitmeniniai produktai taip, jau pardavinėjama, dropshippingas daromas, o print on demand dar yra šiek tiek silpnesnė vieta. Tai aš tikiuosi, kad po šio seminaro atsiras norinčių išbandyti print on demand ir padidinti tą procentą. Kas yra print on demand? Tai yra jūsų skaitmeniniai dizainai, ar ne, sukurti, kurie perkeliami yra ant tikro produkto, bet tai jau darote ne jūs. Tai iš esmės gali būti marškinėliai su įvairiais dizainais, užrašais, gali būti maišiukai, gali būti užrašinės jų viršeliai ar ne jų sukurti, puodeliai, kepuraitės, kažkokie tai ženkliukai, labai labai daug dalykų, ką galima. Įvairi atributika, kaip matome, dažniausiai verslai naudoja tai, bet iš tikrųjų tai gali būti ir stilių, ir gyvenimui skirti dalykai, kuriuos gali naudoti kiekvienas, ar ne, kažkokiai progai įsigyti ir panašiai. Tai yra print on demand. Kaip tai dabar veikia? Įsivaizduokite. Aš esu, sakykime, sukuriu tokį dizainą, kuris yra paveikslas pasikabinti ant sienos. Bet aš sukuriu tik patį failiuką, aš nenoriu jo nei spausdinti, nei vynioti, pakuoti, nei siūsti klientui, bet aš noriu, kad klientas įsigytų tikrą daiktą, bet pati nenoriu to daryti, ar ne? Tai aš sukuriu elektroninį failiuką ir noriu, kad jis pas klientą kabėtų ant sienos. Klientas irgi nenori spausdinti, jis nori, esmė, aš noriu kurti tik skaitmeninį produktą, o klientas nori gauti fizinį produktą. Tai tokiu būdu mes turime tarpininkus, kurie tą ir gyvendina ir būtent mūsų skaitmeninį produktą paverčia tikrų produktų ir išsiunčia klientui. Tokių platformų tikrai yra labai 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 daug. Pagrindinės būtų Printful, Printify, Zazzle ir tikrai jų yra dešimtimis, o gal net šimtais. Tai tokios didžiausios galbūt Printful ir Printify. Aš pati esu išbandžiusi Printful kol kas, tikrai pabandysiu ir kitas, kad bent susipažinti ir žinoti, nes kitais metais laukia ir toks ir mini kursiukas šią temą, pažingsnių kaip daryti, bet aš išsibandžiau ir nuo nulio nežinodama nieko, tai tikrai kiekvienas gali, tai yra tikrai labai nesudėtinga. Tai kaip tai veikia ir ką daryti, kaip pradėti, iš esmės turite turėti, šiuo atveju, sakykime, Etsy parduotuvę arba kažkokį kitą prekybos kanalą. Tai Shopify parduotuvę galite turėti arba kažkokią savo kitą elektroninę parduotuvę, kur jūs prekiaujate produktais. Kaip pavyzdžiui, sakykime, pasirenkate puodeliais prekiausite, ar ne, kurių bus jūsų dizainai. O galbūt marškinėliai su jūsų dizainais. Toliau turite susikurti savo skaitmeninius produktus. Tai einate į Canva ir susikūrėte tuos dizainus, užrašus, paveiksliukus ar piešinukus, tiesiog susikūrėte failiukus. Tada užsiregistruojate vienoje iš tų print on demand svetainių, tai pavyzdžiui Printful ar Printify, ten tiesiog prisijungiate kaip narys, užsiregistruojate. Printful tikrai yra nemokamai registracija, nieko nekainuoja, tiesiog užsiregistruojate. Ten susikeliate savo dizainus, tuos skaitmeninius produktus, failiukus ir susikūrėte savo produktus. Tai reiškia, pasirenkate, norite ar ant puodelių juos dėti, ar ant marškinėlių, ar ant imkių kažkokių moteriškų, ar ant kuprinės norite, tiesiog susikūrėte tuos failiukus. Pasirenkate krepšelį, ten jo dydį, spalvą, užtempėte ant jo savo tą dizainą, pasižiūrite, viskas fainai, išsisaugote, susirašot kainas, nes jūs matysite, ką jūs turėsite sumokėti platformai už tai. Tai aišku, susidedate antkainių, susirašote kainas, tada susijęjate su savo prekybos platforma, tai pavyzdžiui, su Etsy parduotuve susijęjate, ar ne, tai duodate leidimą tai platformai prieiti prie jūsų Etsy parduotuvės, tai yra saugu, tai yra leidžiama Etsy, viskas yra tvarkoj su to, ir integruojate produktus. Tuos susikurtus produktus, kuriuos jau susikūrėte, uždėjote savo dizainą, ar ne, jūs integruojate į Etsy parduotuvę. Ir tada jau einate į Etsy, ten randate tuos savo produktus, juos ir paskelbite. Ir laukiate pardavimų. Ir kas tada įvyksta, kai gaunate pardavimus,
tai jūs gaunate visus pinigus iš klientų. Etsy. Etsy niekam pinigų jūsų neperduoda tai platformai. Jūs gaunate visą sumą Etsy iš kliento, o tada kitoj platformoj jūs susimokate tam Printfului, ar ne, tą jų kainą. Na ir skirtumas pelnas lieka jums. Ir tada, kas įvyksta, jums, kaip minėjau, lieka pelnas jau, viršpelnis, pelnas, o tą platformą jie tiesiog pagamina ir išsiunčia klientui. Tai va tokiu būdu aš išsibandžiau Printful ir aš uždėjau savo tiesiog nuotrauką ant krepšelio, siūlų nuotrauką ir, na, klientai nusipirko Amerikoje ir Printfulas Amerikoje pagamino ir išsiuntė mano klientai. Klientai tuo metu taip pat buvo užsisakius dar ir siūlų, tai jinai tą krepšiuką gavo žymiai greičiau, negu aš dar pagaminau siūlus ir dar net nespėjau ją išsiųsti, jinai turėjo tą krepšelį. Tai va tas yra labai patogu, kad mums daugiau nieko daryti nereikia, jinai gauna fizinį produktą, bet aš realiai tik tai savo nuotrauką toj paskyroje užkėliau ir aš pasiėmiau pelną. Tai va tai yra toksai, sakykime, tarpinis modelis tarp fizinio ir tarp skaitmeninio produkto, kada jūs kurite skaitmeninį, bet klientas gauna fizinį, o jums to tarpinio darbo daryti nereikia. Fantastika. O dabar bėgame pirmin. Tai Etsy strategija, prekybos strategija 2024 metais pagrindiniai momentai, ką siūlau daryti ir ką siūlau atkreipti dėmesį ir būtent panaudoti, tai yra turėti nišinį produktą. Tai ne tokį nišinį, kur niekas nenori, turiu omeny, bet savo parduotuvę pradėti, jeigu pradėsite nuo vieno kažkokio produkto arba specifikos, ar ne, jeigu turite labai plačią parduotuvę, galbūt ją šiek tiek susiaurinti. Apie ką kalbu, tai aiškiai specifika, apie ką jūsų parduotuvė yra. Tai ne, kad visko po truputį, o jeigu pardavinėju wall art, sienų meną, tai tą ir darau, ar ne? O ne wall art, tada mėgsti šalikai, tada gal kažkokie rinkinukai, tada arbatos, ne. Jeigu prekiaujam prieskoniais, tarp kitko maisto produktais irgi galima prekiauti, ar ne, jeigu prekiauju prieskoniais kažkokiais savo sudžiovintais, užaugintais, tai va, tą ir darau, o ne šalia dar šalikus mėgstus pardavinėjau, ar ne? Tai išsirinkti ir, na, daryti tą nišinį produktą, tą specifiką aiškiai turėti. Ir taip pat tada toj specifikoje, toj nišoj plėsti asortimentą. Tai reiškia, jeigu prieskoniai, tai įvairių rūšių prieskoniai, ar ne, kažkokios arbatos gali būti, žolelės, ar ne, tam tikri dalykai. Jeigu sienų menas, ar ne, vadinamas wall art, skaitmeniniai produktai, tai galbūt stilistikos kelios arba viena stilistika ir skirtingi formatai, skirtingos spalvos, ar ne, tai turi būti pakankamai platus asortimentas, ne vienetinis tas produktas vienas, ar ne. Na ir žinoma atkreipti dėmesį į pateikimą, ką rodžiau anksčiau, kad pateikimas yra svarbiausias dalykas iš esmės elektroninėje prekyboje, nes žmogus pamato nuotrauką arba video ir tada sprendžia spausti, nespausti, žiūrėti toliau, nežiūrėti toliau, ar ne, tai pateikimas yra, na, numeris 1, kas yra labai labai svarbu. Tai šitie dalykai yra, na, kažkam startui labai svarbu, o kažkam galbūt sugrįžti žingsnį atgal. Kitas dalykas tai yra trendų medžiokliai. Trendus jau papasakojau, tai va tie, kas dar tik kursite savo Etsy parduotuves, tai galite iškart šokti ant kažkurio tai trendo, pasimti keletą trendų ir, na, juos integruoti savo parduotuvėje. O kas jau turite savo parduotuves, tai galbūt pritaikyti jau turimiem produktam tam tikrus trendus, nes galbūt jums nedaug reikės kažką pakeisti, patobulinti, perdaryti ir jau turėsite visiškai naują produktą, neįdėję į tą didelio, na, kito laiko. Tai pritaikykite savo produktą, ar ne, turimą prie kažkokių tų trendų, kuriuos išvardinau. Ir trendai, na, rekomenduojame turėtų sudaryti ne mažiau negu 10% jūsų parduotuvės asortimento. Tai jeigu, pavyzdžiui, turite šiuo metu 100 listingų, tai dar 10-15 tokių trendinių visada turėti, kurie kažkokiam bent vienam tam trendui priklausytų. Ir žinoma, tiems listingams, tiem produktam reikėtų sutvarkyti tą trendinį SEO, tai reiškia, kad raktažodžius turite irgi trendinius naudoti. Ne visai parduotuvės, bet būtent tiems listingams. Toliau, trečias dalykas – šventėms ir dovanoms. Tai yra strategija ar ne, strategijos dalis, kad, na, vėlgi turėtų būti jūsų parduotuvėje bent keletas produktų, ne visiškai iš kažkur, ar ne,
random, kaip sakau, iš oro, bet susiję su jūsų produktais, jūsų tų produktų ar ne toj, kaip sakyti, specifikoje, kas tiktų šventėms ir dovanoms. Tai kad tiktų tas daiktas padovanoti kažkam ir tiktų kažkokiai tai švenčių atributikai, kurių mes turime per visus metus tų švenčių labai daug. Ir vėlgi tokių produktų turėtų būti apie 10% jūsų parduotuvėje, tai vis galvojant, vystant parduotuvę, galvokite apie tai, kad tiktų jūsų produktai bent kažkurie dovanoti ir tiktų jūsų produktai kažkokiam šventėm ruoštis. Ne? Tai ir būtent tas pats vėlgi galioja, kad pritaikyti tų produktų listingų SEO, tai reiškia, kad raktažodžius naudojam, ar ne? Gift for wedding, gift for anniversary, gift for teacher, back to school gift, ar ne? Tam tikrus raktažodžius, kur yra dovanoms, arba šventėms, ar ne? Wedding accessory, ar ten, sakykime, boho wedding decorations, ar ne? Tam tikrom progoms ruoštis arba dovanoti. Tai vėlgi, bet apie 20%, tai jau čia minimum, gali būti net 100% jūsų listingų apie tai, bet bent 20%, kad būtų trendiniai ir šventėms dovanoms. Tai jūs turėsite parduotuviai tų kabliukų, dėl kurių ateina į Etsy, ne? Minimaliai. Kitas dalykas strategijos labai svarbus klaida. Ką jūs pasirinksite? Etsy ypatingai, kuo toliau tu labiau vertina, tai jeigu jūs įdėte savo pastangų ir atvedate klientų į Etsy platformą, tai pasirinkite tuos kanalus, kuriais norėsite tai daryti, nes visais tikriausiai neįmanoma. Labai daug laiko iš jūsų atims, tai mano rekomenduojami būtų Pinterestas, aš dar prieš tai YouTube'ą minėjau, ar ne, bet YouTube'ui galbūt reikia daugiau tokio indėlio laiko ir taip pat naujienlaiškiai. Bet naujienlaiškiams jūs turite rinkti elektroninių pašto adresus. Kaip tą daryti, tiesiog siūsti klientui negalima, bet jūs turite gauti sutikimą. Ne? Tai galima paklausti kliento, ar jis nori prisijungti prie jūsų sąrašo. Taip paklausti galima. To kliento, kuris nupirko, arba jam dėti į siuntinuką kortelę su QR kodu ar su nuoroda užsiregistruoti naujienlaiškį. Ir pamažu iš lėto tas sąrašiukas jūsų augs ir tokiu būdu jūs galite reklamuoti naują produktą Etsy'e įkelt, ar ne, ir bet jiems išsiųsti, nes jie tada jau užsiregistravę būna jūsų naujienlaiškį, tai tą daryti galima. Ir žinoma, save and share. Dar aš šito nepapasakojau prie Etsy naujienų, turėjau įdėti pačioje pradžioje, dabar prisimenu, tai save and share yra vienas irgi iš Etsy pokyčių, kas įvyko praeitais metais, tai Etsy sudarė tokią galimybę, kad jeigu jūs dalinatės nuorodą iš savo Etsy parduotuvės, savo produktų, būtent tada Pinterest'e, naujienlaiškius, įdedate tą nuorodą iš savo parduotuvės ir jeigu per tą nuorodą klientas nuperka produktą, jums grįžta atgal 4% mokesčio, tai vadinasi, jūs taupote pinigų. Tai tas yra labai sveikintina ir labai smagu, nes Etsy ir skatina ir už tai apdovanoja atgal. Na ir dar vienas dalykas, kas yra beprotiškai svarbu iš strategijos dalis, tai yra aktyvumas ir nuoseklumas, nes tikriausiai jokios strategijos, bet tai nebūtų. Čia, žinoma, labai sutrumpinta tokia strategija yra, bet ir žinant šitas gairės, jūs tikrai galite daryti ir už to laikytis. Tai visų pirma, nuolatinis judėjimas, nes jeigu jau strategija pats žodis yra, ką darome, o ne ko nedarome, ar ne? Nes taip, ir ko nedarome, galbūt nedarysime to, bet ką darome, tai būtinai. Tai nuolatinis judėjimas, o ne tai, kad susikūriau, sukėliau ir pamiršau 3 mėnesiam. Tai jau čia jokia strategija, ar ne? Nebent strategija yra nedaryti, tai tada tikrai taip. Kita dalis šio punkto būtų be atostogų. Tai ne tai, kad dirbate be atostogų amžinai, bet turiu omeny, Etsy parduotuvėje neturi būti atostogų, nedėkite to vacation mode ir nedalykite ilgo tarpo. O kaip tą galima pasiekti, tai pasidaryti listingų draftus. Tai pavyzdžiui, susikūrėte, atsisėdate, padirbate, susikūrėte draftus, ne iš karto viską paskelbėte, bet pasiliekate tuos vadinamus paruoštukus. Ir tada, jeigu jūs norite savaitę ar ten 2 pailsėti, sakykime, jeigu darote skaitmeninius produktus, tai tikrai galima ilsėtis, nes nieko siųsti nereikės, tai galite tiesiog atsidarę programėlę kasdieną po 1-2 paleisti. Ne? Tai realiai 1-2 minutės ir jūs naują skelbimą įdėjote, naują produktą, naują listingą ir toliau atostogaujate. Jeigu fiziniai produktai, tai yra taip pat realiai tą galite daryti, tada tiesiog išsiuntimo laiką reikia nukelti ir kada galėsite jau išsiųsite tą produktą ir taip pat galite atostogauti.
Bet ką turiu omeny be atostogų, tai nepalikti parduotuvės 2-3 savaitėm, 3 mėnesiam tiesiog be jūsų, nes tiesiog atsigalvos, kad jūsų nebėra. Sėkmės paslaptys. Tai yra tų paslapčių keletas, bet aš tikriausiai nenustebinsiu, kad tos paslaptys nėra kažkokie slapti mygtukai, kuriuos paspaudus sukrenta pinigai, bet mano nuomonė, tai yra pirma, tai yra produktas, kurį jūs mylite, kur patinka jums gaminti, patinka kurti, daryti, maketuoti, galbūt siūti, suvinėti. Visų pirma, turi patikti jums patiems dirbti su savo produktu, negalvojant apie pinigus, o pats tas procesas, pats darbas, pats produktas. Toliau antras punktas, užrašiau angliškai, tiesiog, man jis tiesiog skamba angliškai, attitude is everything, tai reiškia, kad mūsų nusiteikimas iš esmės yra viskas. Tai jeigu mes darysime su pykčiu ar su nekantrumu dideliu, ir ten noriu, kada sukris pinigai, tai tikrai nieko gero iš to nebus. Nusiteikimas, noras augti, noras mokytis, išmokti, žingsniuoti tolin yra labai labai didelė šito darbo ir sėkmės dalis. Ir žinoma, greitkelis. Tai be greitkelių irgi, greitkeliai, aš manau, kad yra daugelį sričių didelė sėkmės paslaptis,